Todėl, kad lietaus vandenyje yra beveik dvigubai daugiau sunkiojo vandens, jis iškrenta. Tuoj, kai tik tai lietus pradeda lyti, pirmiausia iškrenta jisai, nes jis, kaip sako, greičiau kondensuojasi. O jeigu mes žiemą, pavyzdžiui, jisai netaip kondensuojasi, su sniegu jis neiškrenta, jis lieka debesyse. Tai vat mes matom, kokiu būdu mums reikėtų šito viso apsisaugoti. Kaip apsisaugoti? Čia aš tos literatūros nemažai perskaičiau ir norėdamas tuos visus, kaip sako, dalykus aiškintis, tai gaunasi tokia. Arba, pavyzdžiui, norint, kad jį galima centrifuguoti. Nes yra, kaip sakant, čia yra molekulinė masė, yra 10%, lygiai taip pat kaip urano centrifugos, kurios yra labai aukšto dažnumo balsakių ir jisai, kaip sako, sudaro aplinkybės, kuriomis gali tą vandenį, kaip sako, pašalinti. Bet pašalinimas yra labai ypatingai sudėtingas. Prašau. Pranai, žinau, kad sunkusis vanduo randasi Baikalo ežere. Ten tarybiniai mokslininkai, dabar rusų mokslininkai, jį talpino į branduolinį ginklą arba vandenėlinį ginklą. Kokiu tikslu gamta sukūrė šitą sunkųjį vandenį? Juk gamta nieko nekuria nereikalingo. Negi tik tai tam, kad į bombą. Tai vienas klausimas. O kitas klausimas. Jeigu jau neišeina pašalinti iš žmogaus organizmo su spiritus vinį, tai gal galima pašalinti iš organizmo su santa spiritus? Galbūt ir taip. Šito dalyko, aš dabar jums viską pateikiau, čia ne iš mano filologijos. Čia viską, ką aš surinkau iš tų medžiagų. Dabar jūs klausimas vienas toks Baikale. Dabar mes paimkim negyvąją jūrą. Negyvoje jūroje yra sunkiojo vandens ne 0,2%, a 5%. Iš ten, kaip tik tai Izraelio mokslininkai, ėmė sunkiojo vandenį. Dabar vokiečiai nuvažiavo į Antarktidą ir iškasė tunelį, paėmė kuris nusėdo vanduo, tas apačioje yra, ir šitą vandenį supylė į cisternas ir dar dalis liko, pasisamdė, kaip sakant, iš Argentinos šitą laivą. Ir dabar kas gaunasi? Šitą vandenį ne visą supylė. Tai dabar kas? Žmonės atsigėrė to vandens, nes ten yra apie 90% sunkiojo vandens. Apačioje ledynų. Ir dabar kas gaunasi? Jie parsivežė, o tas laivas, ir jie bandė toliau, kaip sako, jie neturėjo energetinės bazės, negalėjo padaryti, būtų jau beveik buvo padaryta sukurti, bet nepavyko vokiečiams. Tai dabar tas laivas pasižiūrėjo, kad tas laivas, kuris vežė šitą vandenį, tie žmonės atsigėrė to vandens, visi išprotėjo ir sakė, kad šitame vandenyje yra kažkokia speciali medūza, kuri naudojasi sunkųjį vandenį. Tai tokiu būdu gaunasi tokie reiškiniai. Kodėl, pavyzdžiui, dar leiskim Norvegijos fjorduose ir ten gamino šitą vandenį? Todėl, kad ten buvo virš 0,2% šito vandens. O dabar, kodėl gamta sukūrė, dabar iš kur tas vanduo atsirado? Iš vis, kur žemėje vanduo atsirado. Lig šiol dar nėra tiksliai žinoma. Yra tik tai žinoma viena, kad prieš kiek tai milijonų metų žemė buvo, kaip sakant, vien tik tai iš magmos ir taip toliau. Vandens nebuvo. Tai tada ką padarė, kaip sako, tas, kur aukštai sėdi, jisai sako, pasiūsim kometą. Pasiuntė kometą į žemę, o kometos mes žinom, kad jie yra branduoliai, grynas vanduo. O ten kosminiai erdvėje jisai pasigamina ir prašau, mes turim vandenį. Aš nežinau, ką aš tik tai literatūroje, aš galiu atsakyti klausimą tik tai šitą. Prašau. Jūs minėjot, kad akustiniu metodu galima, apie akustinį, kad ten gyvenėtų eilės.
Tai jeigu mes įsisavinsime aukštus dažnumus vien savyje, mums trūksta aukštų dažnumų, mums trūksta dvasios, tai tada tas izotopas ir dings. Ne, matot, kam reikalas. Nu, jeigu jūs norėtumėt biškai apie dažnumus, tik man laiko tai nebuvo daug dalyko, jūs galite kreiptis pas, kuris dirba su akustika, tai būtent Eimantas. Jisai kaip tik tai šitais klausimais nagrinėjęs, turi akustinę kėdę, akustinius tam tikrus, kaip sako, parametrus žmonės gydo ir taip toliau, ir taip toliau. To vandens akustiniam sistemam mes negalim pašalinti, nes jis yra prisijungęs prie radikalų. Jeigu inkstai yra geri, jūs nieko nesirgsit. Viskas išvažiuos pačiams kalakutų. O jeigu pas jūs inkstai nedirba, nors jūs ir, kaip sakant, krikštikit, žegnokit, kaip sako, dėkit rankas ant tos vietos, kur tenai negerai, vis vien nieko neišės. Nes mūsų organizmas, akustinį signalą, kuris siunčia, yra gigahercų dažnis. O jeigu mūsų organizmas jau yra įsisavinęs tą dažnį, kodėl, pavyzdžiui, daleiskim, pas jūs veidas yra toks, pas kitą toks. Taigi čia yra struktūrinis tam tikras pakitimas, kuris atitinka grožio tam tikrą, kaip sako, etaloną. O šitas grožio etalonas atitinka grinai šitą aukso vidurkį, pločių, kampais ir savo metmenimis.